Nuo vaikystės vis ieškojau atsakymų į klausimus, kurie manęs nepaleido. Kodėl gimiau būtent šitoj šeimoj, kodėl čia, Lietuvoj, kodėl vieniems tėvai viską nuperko, man reikia daug ką pačiam daryti. Kodėl su vienais žmonėmis iš karto atsiranda artimas ryšys, o su kitais tik konfliktai. Kodėl mane visada traukia blogiečiai, tie, kuriems sekėsi pažeisti taisyklės. Kas laukia po mirties, kodėl nuvykus į kai kurias vietas užplūsta keistas jausmas, lyg jau ten buvau. O kitur tarsi siena, jokio noro būti. Karočią, tai galvosukiai, kurie man ir turbūt jums neduodavo ramybės. Bet tuo pačiu aš augau kaip ir visi. Vaikas gimęs 80-aisiais, kurio pasaulį formuodavo filmai per Videką, Kiemo chebra, pirmieji džinsai iš turgaus pavadinimu Avis, kuriuos nešiojau nuo 5 iki 10 metų. Vis pastoviai atlenkdavo kiekvienais metais, kad atrodytų pagal mano ūgį. Kasetės, kurias perrašinėjom iki begalybės vis laukdami prie radijo savo dainos. Svajonės buvo paprastos, bet tokios tikros. Naujas Adidas treningas, kasetinis magnetofonas, kad galėtum paleisti garsiai per langus, kad visi aplinkiniai girdėtų tavo muzoną. Svajonė buvo pamatyti Ameriką, atsidurtam seriale Beverly Hills 90210 ir kartu pasivažinėti su Kelly, su jos tuo raudonu BMW be stogo. O paauglystė atnešė naujų klausimų. Kodėl meilė kažkokia netikra, kodėl draugystės kartais stipresnės už šeimos ryšius, o kartais išduoda taip, kad užstringa visam gyvenimui. Vieną vakarą sėdi chatoj, kerti siemkas ir svajoji, kaip būsi reperis. Nu, kitą galvoji, kad išvis nebenori sulaukti ryto. Vakarais, kai gulėdavau lovoje ir klausydavausi jau pasibaigusios kasetės šnipštimo, atrodydavo, kad gyvenimas yra daug didesnis už mūsų rajoną. Bet iš jo vis tiek taip atrodė sunku išeiti. Mes gimę 80-aisiais gyvenome tarp dviejų pasaulių. Tai vaikystė su tarybiniais likučiais, darželių eilėraščiais, dažnai piktais mokytojais, po to paauglystė jau su MTV, repais ir svajonėmis, kad vis tiek vieną dieną išeisim į platesnį pasaulį. Nu ir taip ėjo gyvenimas, su juoku, su liūdesiu, su tais momentais, kai viskas griūva. O paskui vėl surenki save iš naujo. Ne visada tvarkingai, bet užtenka, kad laikytųsi. Vaikystė tai vienas mano džiugiausių gyvenimo periodų. Na ir skaitau, kad man iš tikrųjų pasisekė ir labiausiai įsimintinas periodas tai darželis. Visiškai jokių priekaištų darželių neturiu. Atsimenu, tokia auklėtoja būdavo Vlada, šeimininkėlė Ona ir gerai ten mus prižiūrėdavo, maitindavo, tai dabar kaip tik matosi mano buvęs darželis, tai 17 numerių vadinamas, 17.
Dabar nakvynės namai, tai irgi ten pusiau nakvynės namai irgi galima sakyti, kad būdavo, reikėdavo miegoti pietų, bet man visai tai patikdavo ir visada iš ten geri prisiminimai. Iš darželio tik vieną kartą teko pabėgti, net nevadinčiau galbūt to pabėgimu, bet turėjom grupioką, darželio vardas Mariukas buvo, toks mažesnis buvo už mus. Mariukų vadindavom, gyveno jisai netoli picerijos. Ir žodžiu pasikvietė tam mūsų svečius ateiti pas jį. Iš jo mes kažkaip anksčiau auklėtojus nepamatę, gavosi kaip ir pabėgom. Visą dieną pas jį žaidėm, ten dūkom kažkokių desertų, ten sausainių buvo, skanėstų visokių, brolis jisai turėjo vyresnį, tas irgi ten atsinešė tokios kaip bokso pirštinės, visokius ten fintus, fokusus visą dieną rodėmės, tai žodžiu ten dūkom, blūdijom ir po to jau supratom, kad reikia eiti namo. Kiek valandų buvo, nepamenu, bet su sesė supratom, kad bus negerai, ne, tėvai jau ten ieškos ir aišku, gali ten tekti susitikti su diržu ir panašiai. Ir sukūrėm tada istoriją, pasakėm, kad tipo ėjom namo, bet pamatėm senį tokį su dideliu šunim ir tas senis norėjo mus pagauti. Ir dėl to mes krūmuose praleidom visą laiką. Žodžiu, slėpėmės, ten bijom, kad senis mūsų nepagautų. Ir aišku, tais laikais čia darželį buvo daug supinių, visokių karstinių, pavėsinių. Buvo ir mes tam kampe pastoviai žaisdavom, ten statydavom būstinę. Tokią iš pagalių visada darydavom, ten pačiam kampe gyvendavo močiutė, išlįsdavo tokia pastoviai. Buvo panašiai ir ragana šiek tiek pykdavo, kad mes ten triukšmavom jai po langais, mes aišku ją vadindavom kobra. Nustokite rėkti ir eikite į savo namus! Tokia buvo panašiai į kobrą. Tai šitoj gatvėje irgi gyvenau ir aš, ir aišku, gyveno tuo metu daugelis mano irgi ir darželio grupiokių, klasiokių, tai čia ir bėgdavo mūsų vaikystės dienas, nors dažniausiai irgi mes kieme nebūdavom, mama mūsų kieme dažnai nerasdavo, turėdavom visat kitų planų. Tai taip maždaug atrodė mano kiemas, prieš tai čia buvo daug obelų, kriaušių. Man kažkodėl nuo vaikystės visada atrodydavo, kad man čia reikia savo tą kiemą saugoti, tos obelis, tas kriaušės, nes iš kitų kiemų visada ateidavo vaikai ir dar nespėjusius tos obelius užaugti skindavo. Na ir aišku, aš norėdavau daryti tvarką, neleisdavau skinti obuolių ir dėl to mes pastoviai turėdavom konfliktų su visais. Kartą irgi atėjo pas mane į kiemą Haris, vaikystės draugas, ir šiam irgi čia tą kiemą savo aprodinėjau. Ir irgi ten atbėga iš sekančio kiemo, ten gyveno toks Kaukolė, Artūrka toks, jo brolis čigonų po to vadinom. Ir irgi aš juos pradėjau varyti nuo obelų ir Artūrka man irgi tokie iš akmens paleido į koją. Koja tai pataikė, prakirto visą koją, kraujai ten pradėjo bėgti. Ir aišku, tuo metu ėjau į pavėsį biškį pailsėtai. Tuo metu juokingiausia, tai iš darželio, kai prisimenu, tai gietros. Ne? Tai mama visada prieš vesdama į darželį apmaudavo tas gietras ir taip pakeldavo, sutemdavo, kad tos gietros net įsirėždavo, ne, į visą kūną, žodžiu, kad nepamestum. Vienas iš smagesnių užsiėmimų vaikystėje būdavo tai nešti bonkės, kaip tik čia už nugaros būdavo tokia žalia sena medinė bonkinė, ateini ten, sudedi
bonkas į tokį tokią metalinę dėžę. Pardavėja ten paskaičiuoja ir duodavo kapeikų. Tai... Ar nesuskilusius butelius čia atnešiai? Gerai, atsimenu, gaudavus, pasimdavau tokią sietką, atsimenu, permatomą. Kokius tai 3-4 nuo pieno bonkas tokias tuščias. Ir jas išneždavau ir gauni ten tų kapeikų ir eidavau tada ten. Toliau dar sekantis kioskas būdavo, tai pirkt bulvyčių, keptų tokios maišiukose būdavo, tokios mažytės keptos. Ir kas be ko, aišku, gaidelis. Ne? Ant pagaliuko būdavo gaidelis, tai vieni iš tokių didžiausių būdavo vaikystės desertų. Na ir aišku, darželį tai pastoji netrūkdavo muštynių, nuo darželio laikų iki mokyklos laikų ir taip toliau. Tėvas irgi mane mokydavo visada, tai jeigu tau sudavė kažkas, tai duok atgal. Nu, tai taip ir darydavau, aišku, bet, tekdavo aišku ir duoti, bet ir gauti irgi nemažai. Iš darželio tai visada su sesė išeidavom patys paskutiniai. Kažkodėl nesinorėdavo niekada namo ir netgi tai būdavo, kad nelaukdavom tėvų, kol ateis, tiesiog mums ten būdavo smagu. Ne dėl to, kad namie ten buvo blogai, bet tiesiog ta visa darželio atmosfera mus kažkaip tai taip įtraukdavo. Buvau tėvams tokį bajerį iškrėtęs. Žodžiu, išėjo jie į balių, paguldė mane, nuėjau miegoti, bet dieną prieš tai žiūrėjau, toks kaip pusiau siaubakas, tada kabelinė būdavo. Prabundu naktį, susapnavę sapną tokį, kad bute kaip tik buvo potvynis, vandens pilna, viskas skendo ten, videokasetės nukrito nuo lentynų ir sesuo, kad mano sesuo nuskendo būtent klozetė. Taip susivaideno man viskas. Ir prabudau toks visas panikoj, namuose nieko nėra, tuščia. Slampinėjau po butą, jau buvo paryčiai, taip buvo praktiškai prašyti. Ir nuėjau į klozetą, tiksliau į tualetą, tai darau ten klozetą, ieškau sesers, žiūriu, nieko nėra, namai tušti. Ir ką, prasidarau langą ir pradedu šaukti. Žmonės gerieji, gelbėkit, padėkite! Žmonės gerieji, gelbėkit, padėkit. Žmonės gerieji, gelbėkit, padėkit. Žodžiu, kaimynas ten iš priešais 5-aukštis pastoviai rūkydavo. Tenai tai tas atėjo manęs gelbėt, bet durys buvo užrakintos, rakto nebuvo. Tai kažkur už 5 minučių ten atėjo tėvai, grįžo. Mėgdavau darželį visada stovėti prie tvoros ir žiūrėti ten toli į horizontą. Ten už garažiukų toks matydavos visada žydras dangus taip tiesiai ir atrodydavo, kad ten toli, tolumoje yra kažkoks tai stebuklas, kažkoks tai įsigelbėjimas, kažkokia tai viltis. Nežinau kodėl taip galvodavau, bet atrodė, kad ten tolumoje yra kažkas tai tokio, kas tave tarsi išgelbės, išvaduos, nuramins. Ir dabar dar irgi taip galvoju.